O, pavyzdžiui, gerai, tai vaikystė praėjo kaip ir aišku kaip, ne? Ar jau paminėjai apie samdomus darbus, kad teko turėti kelias samdomus darbus, 3 beros minėjai. O kada įvyko tas lūžis kažkoks, vat, nu, kaip sakai, įkritai ten tą eketę, tai ar čia tas lūžis buvo, kur I've had it ir viskas, ar buvo dar kažkas kitas, vat, kada tu nusprendai, kad imsies tokios savarankiškos veiklos? Čia iš esmės ir buvo tas lūžis turbūt. Praėjus toliau aš ten tą darbą dar šiek tiek padirbau, pradėjau, man atrodo, kažką kito ir buvau sustaupęs pinigų. Taip juokingai, dabar net atsimenu, mano visos veiklos prasidėjo nuo paspirtukų nuomos. Tai bolto dar nebuvo, nieko nebuvo, apskritai atsirado vos tik paspirtukai, ten turbūt dalis jų buvo tie, kurie ten nežinai ar neužsidegs, kol iki tavęs atvažiuoja tas paspirtukas elektrinis. Tai aš nupirkau jų porą ir paleidau nuomai per Skelbiu.lt labai paprastai ir man pradėjo skambinti, jos pasiėmė. Ir man tiek skambina, kad žiūriu, nebeturiu ką nuomoti ir taip toliau. Ir aš eidavau į sporto klubą, sportuodavau ir tam sporto klube buvo savininkas, verslininkas jo. Jo savininkas, verslininkas ir pamačiau, kad vyksta savanorystė tokia. Ten toj vietovėje renginys reikia savanoriauti. Tipo, kaip apsaugos jaunimo bičių kažko. Nu, aš ten sportuoju, galiu varyti, visai įdomu, susipažinsiu, lekiu. Ir gavosi taip, kad ėjau su kita intencija, susipažinti su to savininku normaliai, pabendrauti. Ir taip ir gavosi, mes jom valgyti ir jis ėjo, aš priėjau prie jos, sakau, labas, ar galiu tave pakalbinti, turiu nedidelę verslo idėją, žinau, kad tu turi verslą ir taip toliau. Mes susėdom ir pradėjom diskutuoti, aš jam pasakiau, ką aš pradėjau užsimti, pasakiau, kad vat ateina, žmonės dažniau nori, man belie kiek skambina ir jeigu aš ten turėčiau 20 turbūt paspirtukų, juos iš manęs nuomotis. Tai mes su juo sutarėm, jam tai ten faktas atrodė nedidelį pinigai, man tuo metu ten, kiek ten tie keli 1000–3000 eurų, tai buvo 3 mėnesių atlyginimas, tai atrodė visai nemaži pinigai, tai ir paspirtukų užsakymą turėjau va taip padaryti, nes buvo baisu, ar čia praknysiu tos pinigus ar ne, bet nepraknisau, pradėjom juos uždirbti ir man atrodo per tą pačią vasarą, per 3 mėnesius gal iš 2 į gal 16–18 gal tų paspirtukų turėjom. Tai mes tiesiog dėjom atgal pinigus. Ta prasme, gaunam, perkam. Tada pradėjau, ir pas mus buvo šiek tiek kitokia ta struktūra, mes iš karto šiaip sporto klube administratoriam davėm vadinamą procentą afiliatą už išnuomotus, jie ten jo pradėjo nuomot, aš po to taisiau, tada radau, kas taiso, pradėjau tik vežioti tam, kas taiso, nu ir taip įsisuko, kad galėtum greičiau dirbti. Aš tuo momentu aš ne tik, kad turėjau darbą, aš pradėjau darbuotis su paspirtukais ir tuometinis verslininkas, apie kurį kalbu, jisai gamino treniruoklius dar iki pačios dienos ir jisai man pasiūlė, gal sako, norėtum turėti savo verslą, pradėti daryti ir taip toliau. Ir aš ten su visais jais susipažinau ir taip iššokau į pirmąjį savo e-comą, į pirmą e-com business. High ticket, ta prasme, nes mūsų ten užsakymai buvo ten ne 2–3 tūkstančiai, ne dropshipas ten už 5 eurus kažko iš Čainos, bet į kitas šalis užsakymai ten po 80 000 eurų, nuo kurių gal ten neliko, dabar kai atsimenu, labai didelių kažkokių maržų, bet vis tiek, jeigu nuo 8 000 lieka 10 000, čia jau super gerai yra. Tai tai čia buvo mano pirmieji turbūt tokie pabandymai ir įsisukimas į tą verslą. Bet koks jausmas buvo nuo samdomo darbo, nuo iki atėjų lūžimų iki parstų stovėjimo šlapiam, ne? Ir kitokio tu pardavinėjai daiktus po 80 000 eurų. Ir kaip pats savo bosas, ne? Koks jausmas buvo tada? Tai kažkokia, kad, blemba, nebegrįšiu niekada atgal. Aš grindinau, aš iki dabar grindinu. Aš dar nesustojau grindinti. Aš dabar, jeigu kažkas, nežinau, aš jaučiuosi savo pradžioj. Aš nesijaučiu savo praime, nesijaučiu savo pyke, nesijaučiu savo pabaigoje, aš jaučiu savo pradžioj. Prieš mane čia sėdėjo belie kiek sėkmingų verslininkų pokalbių ir aš matau, kad su manim kalba žmogus, kuris virš milijono turbūt per mėnesį pelno uždirba ir jisai sako, I'm just starting. Tai aš turbūt taip jaučiausi, aš labai smalsus, man žiauriai įdomu, aš iki pat dabar suprantu, kad žiauriai daug ko nesuprantu ir žinau, kad kvailas tas, kuris mano, kad viską supranta. Tai pagrindinis dalykas turbūt pas mane ir buvo tas, kad aš norėjau išmokti, suprasti. Ir aišku, kai aš dirbu darbą ir uždirbu ten 600 eurų per mėnesį ir čia man fucking iš paspirtukų sukrito ten 500–600 per 2 savaitės, tai man jau kažkaip galvoja ta matematika pradeda virti, kad kažkas yra ne taip. Kad kažkaip ne taip veikia ir viskas buvo per pamokas ir aš aišku kaip maksimalistas, darboholikas, tuos jausmus pajutęs, tai mano čia žiauriausias buvo momentas, kur supratau, kad geriau yra fokusą išlaikyti, o ne daugiau mėtytis ir skirtingas veiklas, tai aš vienu momentu kaip ir
dirbau prie eBay'aus, kaip ir samdomai, kaip ir freelancu, tada turėjau paspirtukus, tada pradėjau daryti e-comą treniruoklių pardavinėti ir dar nupirkau fucking 2 valtis. Ir čia viskas vienu metu. Jo, čia viskas vienu metu. Nupirkau 2 valtis vandens dviračius, važiuodavau į Naisius, ten sėdėdavau ir laukdavau, kol ateis kažkas išsinuomoti už 8 eurus. Kol tik man po to pradėjo daryti, kad žiūrėk, aš galiu paimti iš savo, visą aplinką, ką turim, jaunus bičius, kurie gali dirbti nebrangiai. Galiu juos pasodinti tenais prie tų dviračių dirbti ir tada jie gali uždirbti, savo užsidirbti, mes su jais ten suvaibinam, pasijuokiam kažkaip. Ir tie vandens dviračiai išsinuomojo, kol aš ten paspirtukus pradedu vežioti. Bet visas tas susisuko iki tiek, ir kad aš turiu krūvą veiklų, jo, aš uždirbu kažkiek pinigų, bet dabar aš ten susifokusavęs į vieną veiklą uždirbu 5-10 kartų daugiau, negu tuo metu uždirbu per 8 veiklas. Ten ar per tas 6. Tas veiklas, kaip visas pradėjai vystyti. Ar nebuvo kažkokios, pavyzdžiui, baimės, kad gali nepasisekti, arba iš aplinkos traukimo kažkokio, kad ką tu čia darai, čia rizika, čia blogai, susiras stabilų darbą? Iš aplinkos gal buvo daugiau pasityčiajimo, nes augau su draugais, kurie, įpratę turėti stabiliai, arba kad banditai kažkokie čia turi kažką šeidį daryti dalykus. Tai turėjau tu gal tokių labiau juokų iš draugų, pasižiūrėjimo, ką tu čia mastai. Net atsimenu su savo mama pokalbį, pirmasias savo idėjas kažkokias, tai jinai man atsimenu buvo pasakius, kas mane užmotivavo. Ta prasme, nenoriu demontizuoti savo mamos. Tai yra turbūt svarbiausias žmogus mano gyvenime, kurį aš turiu, ir jinai užaugino ir mylėjo mane, kiek jinai galėjo tuo momentu mylėti. Nes aš turbūt manau, kad pagrindinis dalykas visų suaugusių žmonių yra atleisti savo tėvam už bet ką, už ką mes pykstam, ir juos mylėti, nes mūsų laikas senka su jais. Ir čia yra labai svarbu, tai yra nuostabiausias žmogus, kurį aš turėjau savo gyvenime. Bet jinai mane mokė, kaip mokėjo. Jinai mane mokė per tokias pamokas, kur aš atėjau ir sakau apie verslą, ir jinai man sako, ne, Lauryna, jeigu būtų taip lengva, visi darytų. Ir kažką tai gali demotivuoti, mane tai motivavo, ne, blemba, tipo čia taip sunku, ar kas čia yra, kur čia aš tą šuovą, žinai, kaip čia turi viskas gautis. Tai buvo ir tų juokų, buvo panašių dalykų, bet baimės gal pas mane buvo tik leisti pinigus. Nes aš supratau, iki dabar dar šitą problemą šiek tiek turiu, jeigu man reikia ten kažkur išleisti, paimti ten 20 000 pervest. Aš atsimenu, kai turėjau savo pirmą 10 000 pavedimą iš savo sąskaitos, man toks čia nebegrįždavo, žinai, ir tada gauni daiktą atgal ir tada, gal viskas ir normaliai, stresas, nes aš esu iš šeimos, kur 200-300 eurų yra daug, kur skalbimo mašiną perkam išsimokėjimui ant 12 mėnesių. Ir tam tikri dalykai įsikala pakankamai sunkiai, kaip išleisti pinigus. Ir aš tik po to pradėjau suprasti, kad aš galiu uždirbti pinigus savo laiku, aš galiu mokėti pinigus, kad kažkas uždirbtų, bet at the end of the day aš galiu įdėti pinigus, kad jie uždirbtų pinigus. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.